vėl sugrįžom, pažiūrėkit, mes biški žiemos turim, sniegu čia matosi. Jei! Bet ir nuostabius vaizdus turim. Slidų kelią. Ir slidų kelią. O, parodysi, pažiūrėkit. Taip, sniegutis ant kelio ir esam su vasariniam padangom. Nieko gero. Mes esam ekstremai. Kaip mano brolis vakar sakė, ne, čia tik tai jūs taip negali daryti, daugiau niekas kitas taip negali daryti. Čia tik tai mes tokie. Bet čia yra snygė biški daugiau, jūs nesakykit, pažiūrėk, kaip čia yra pasnygė, ne? Kas dar dės toliau neaišku. O dar kas toliau neaišku. Pagaliukai buvo. Aha. Kur pagaliukai yra. Nu va, tai gal dar parodysim ir jums sniego. Aha. Super. Tai va. Toks. Grįžom vėl į kelią, vėl lekiam toliau. O iš tikrųjų, šį vakarą turim atvykti į Mančesterį. Patikėkit. Nes mano vyrui pasirodo ir to į darbą. 500 mylių liko, nedaug. Tik 500 mylių. Jau nuvažiavom. Šiandienos kelias. Nu jau truputėlį nuvažiavom, jo. Tai va. Tokios tokelytės. Važiuojam kažkokį miesteliukštį dabar. Nu, dar biškį parodysiu miestelį. Kaip man patinka, va, kai yra parašyta tokie tie ženklai, kad prašau vairuokite atsargiai, please drive carefully. Ir paskui, kai tu išvažiuoji iš to miestelio ir pasako, ačiū, kad atsargiai vairavote. Va, caravan camper van overnight. Va. Kaip mes nematėm vakar. Ai, mes norėjom toliau važiuoti dar biškį, teisingai. Nu va, tik tai kažkaip tai šiam kaimelį išvažiuojam ir nerašo, kad ačiū, kad vairavote atsargiai. Čia per mažas kaimiukas buvo. Ui, ranką uždėjus filmuojame. Taip va. Mūsų visas šeimynas, kas gale filmą žiūri, o kas mūsų šturmanas vairuoja, kaip visada. Ką daryti? Kaip visada vairuoja ir mumis atsargiai veža. Smagu, vakar praleidom irgi labai smagiai laiką, žinokit, tikrai labai smagiai buvo. Palaukit, ką aš jums parodysiu, škotiškos karvės, palaukit, oi, prašau, uždėjau. Va. Škui, kokiais ragais, kokios didelės, va, gražuolė atsisuk. O, Jėziau, be šalto, arkliukui aprengtas vaikas. Nu, ateik, atsisuk visų gražumų, šiką atkišo. Labas, sveikinasi gražuolis. Nio. Nu, jau gražios tos škotiškos karvės. Bet pamatėm. Nu, va, pagaliau pamatėm ir mes škotiškos karvės. Iš tikrųjų, jau ne pirmas į Škotiją, bet vis laik nematydom. Bet nematydom niekada, jo, ne pirmas kartas tikrai Škotijoje esam, bet jo. Tai va. Atsiviškau, kokie man Dabar. Atsiviškau. Tai va. Nu ką, lekiam toliau. Lekiam. Mūsų kelias yra tolyn, vis tolyn. Bet savo tikslą pasiekėm ir tikrai esam labai patenkinti tuom, kad savo tikslą pasiekėm. Vakar iš tikrųjų biškį truputėlį išsigandom, tai išlėkėm, žiūrėk, aš pasišiaušiu biškį, išlėkėm, daugiau pasišiaušiau, į kitą vietą miegoti. Išvažiavom tokį miestelį permiegoti, bet vis dėlto šiandien dienos metu vėl sugrįžom pamatyti tą Landend. Nes tikrai įspūdinga buvo. Pusryčius pavalgėm, viską, nes ten labai skaniai pusryčius padarė. Ir kaip ir sakiau, tikrai rekomenduoju atvažiuoti ir aplankyti šitą vietą visiems, ne? Tad kaip, taip?
tikrai labai fainai. Šaunuolis tatukas. Na, šaunuolis Kasiminas dar šiandien nuvežė. Sakė, važiuojam, sugrįžtam. Mes turim dienos metu dar pamatyti viską. Ir tikrai labai fainai. Taip. Nu ką, iki kito karto vėl, kai išlysim į eterį. Nu ką, turim žiemą žiemužę. Žiema žiemužė, palei pajūrį važiuojam ir sninga mum, ir sniego turim. Tikri nauji metai. Ko dar nepasveikinau iš tikrųjų dabar dar prisiminiau, reikia pasveikinti, visus sveikinu su naujaisiais metais. Tai va, pažiūrėkit, kokius mes vaizdus turim. Matosi turbūt per vaizdą pajūris ir sniegutis. Labai gražu, matėm čia mašinas iš viso parvažiavusi, didžiausiais sluoksniais ant mašinų sniego. Jau sakėm, gal mūsų neužpustys taip žiauriai, bet užpustys, tai užpustys, o tai ką daryti? Bus mūsų nauji metai su nuotykiais. Tai mum uraganai, tai mum sniegas. Visos gamtos stichijos būsim patyrę. Tai va. Gražu, labai gražu. Tai tiek daug, kad labai, kaip sunku vairuoti, iš tikrųjų vyrui labai sunku vairuoti. Jau užjaučiu aš jį. Ir visi labai atsargiai žmonės vairuoja, labai jau iš lėto palengva, tai labai gerai. Balta, kur dairais. Ilgas pasakas mažiemų seka pirkioj vakarais. O mes su pirke keliaujam. Tai va, dar truputėlis vaizdų ir sniego ir visko kitko. Nu ką, dar žiemos vaizdų parodau. Pažiūrėkit kaip, kokia pūga už lango. Jo, ką tik buvo avarija žmonėm, Jėzau, per tokį va metalinį bordiūrą mašina pasikabinusi buvo. Ui, baisu, bet nu kažkas tai tokio, sakau, aišku, tikrai gąsdina toks oras, žinokit, bet tikras sausio 1, taip širdį paglosto, kad taip faina, sninga, viską, nauji metai. Tikri nauji metai. Labai gražu. Dabar jau nieko, dabar čia tiek sniego kažkaip ant kelio nebėra, bet čia prieš tai tokį kaimeliuką pravažiavom, o jei kiek sniego buvo, žinokit. Kas svarbiausia, kad keliai nelabai yra barstyti. Vat kas toks, įdomiai. Aš tikrai jau galvojau, kad čia bus pabarstyta visur. Bet pasirodo, nežinokit, keliai yra nebarstyti praktiškai. Kai kur, nesakau, kad visur, bet kai kur yra pabarstyti, bet jau didžioji dalis kelių yra nebarstyta, va matot. Ir visi keliai tokie, posūkis ant posūkio, siauručiai ir bet niekur. Tikras ekstrymas mums, žinot. Ir kas svarbiausia, kad pusto vėjas didelis labai yra, žiauriai didelis vėjas yra. Tai va, dar keli vaizdeliai iš mūsų žiemos ekstreminių nuotykių. Dar mūsų vaizdai gražuoliai, jūs pažiūrėkit. Kiek galiu dar parodysiu. Čia dar bišti metaliniai tie rėmai užstoja. Tai va. Ačiū Dievui, truputėlį, žinokit, nustojo snigti mum. O kaip snigo, atrodo dangus su žemė maišėsi, o mum keliai va tokie, kalnas pakalnių. Nu, va jei, galvoju, va, Jėzus, tu mano, kaip čia mum bus. Bet nieko, dabar truputėlį nustojo snigti ir va jau pradėjo biški blaivytis dangus. Tai, bet gali būti taip, kad dabar pradėjo šalti ir jeigu keliai pradės šalti, tai bus
ledas. O jeigu bus ledas, tai nežinau, kaip mums čia seksis važiuoti. Į tokius kalnus įvažiuoti, kažkai kaip čia bus mums. Nu, bet pakraštukais, gal kaip nors. Iš lėto palengva. Nu ir labas rytas visiems. Žinokit, mes dar tebesam ant ratų. Tai va, ryte atsikėliau. Leidau savo vyrus pasimiegoti biškį. Pasakyk labas rytas. Šitą tev gal mano vyrai. Tev gal šitą tev. Hei mažį. Šitą gal atsiguls lovelė. Tai va, leidau pasimiegoti. Ėjom išsitoštinti viską. Ėjom su šuniukais pasivaikščioti. Čia toksai žolins gražus, žinokit, ir fainiai pasivaikščioti. Nu, pasivaikščiam, o kondėl darau pusrytukus. Kavycą atsigėrėm, visko. O dabar darau pusrytukus. O pusrytukam dardas kiaušinukai. Sutrinsim. Nu, paskui parodysim. Ką darom pusrytukam. Labas rytas visiems pasakyti. Ne, sakė, nenoriu mano didys berniuks nenori rodyti į ekraną. Supykant man žiauriai. Gerai. Grįžti lovelę atgal, mėgoti vaiks. Tai va. Kaip rodžiau. Tai va, čia mūsų virtuvėlė yra tokia va. Ir virtuvėlė. Čia va. Eik susiplauti indus. Kas kur ką. Čia va galiu parodyti. Čia va mūsų ir vonė va. Vonė, tualetas, va, viską mes turim, super. Nu. Tai va, labai fainiai. Ir jau šiandien gyvenam kelintą dieną, nuo trečiadienio, ne? Kelintą dieną mes čia gyvenam. Mes išvažiavom, antradienį išvažiavom, tai šiandien jau ketvirtą dieną gyvenam, ne? Kemperį. Šiandien šeštadienis jau, tai jau ketvirtą dieną. Ketvirtą dieną mes jau kemperį. Ir kiek panašiai mes pravažiavom mylių, tatkai, ką? Kiek esam šiandien pravažiavę mylių šiai dienai? Nes iki namų, žinok, nebedaug beliko, kažkur tai apie 150 km. Nu, sakyk, ar tą, ir tą, jokio skirtumų. Sakyk, myliam gal bus paprasčiau. Myliam tai paprasta. Mhm. 1600 mylių pravažiavom per savo dabovą. Šiai dienai per 4 dienelis. Tai va. Na. Tokia mūsų kelionė, žinau. Bet labai superinė kelionė, labai viskas fainiai. Dabar šitai saulutė šviečia laukelį, tai parodysiu. Laukit. Va, kokia graži ir laukelį saulutė šviečia, žinok, buvau čia išėjus į lauką. Aišku, vėjukas biški yra. Ir toks vėjukas biški viską, bet labai ir fainų, labai ir superinis oras. Sniegučių nebuvo, matėm aplinkui visur, sniego turi visur viską. Į Svonzį matėm sniego turi, bet mes sniego neturim. Tai va. Gerai tada. Iki greito, ką valgysim pusrytukus. Ne? Ui, čia todėl uždėjau. Ne. Nu ką, viskas, paskutiniai mūsų kilometrai namo. Lekiam link namų. Aplankėm draugus vienus čia prie Gloucesterio. Ai, nu dar teisingai, dar važiuosim. Dar vieną naktį nakvosim, sakėm. Dar nakvosim, bet mūsų mažylių užvešim į namus. Sakė, nebenori su mumis benakvoti, viskas. Tai va, ir, nu ką darysim, žiūrėsim kaip nors. Kaip nors, kur nors, kas nors, nežinau, žiūrėsim. Tai va, o kas daugiau, nu nieko, viskas mūsų kelionė eina į pabaigą. Mes kaip ir kiek keliavom, kiek ką apkeliavom, kiek ką aplankėm, kiek kur pasibuvom, tai kiek to viskas ir baigėsi. Ane, tai tokai. Va, barsto kelius, pas mus, žinokit, yra šalta, yra +2 šilumos, bet ir pakankamai šalta, žinokit, laukia. Va, Jėzu, dabar dar su draugais kalbėjomės, atsisveikint laukia, kalbėjom. Tai jau pradėjo ir ausų šalti, nuosių šalti, viskas pradėjo šalti, jau, sakom, viskas.
Tai va. O iki namučių liko mum 1 valanda 33 minutės. Važiuosim į pajūrį mėgoti. Nu ir viskas, nu ir jo, važiuosim į pajūrį mėgoti, nu, žiūrėsim, gal dar parodysim ir pajūrį, kaip ten mums sekasi, ne? Tai va, tokios takelytės. Dabar čia jau esam prie Gloucesterio, o mums reikia parvažiuoti į Swansea. 81 mylę. Ir panašiai apie 6 valandą vakarų turėtumėm būti namie. Nu va, ir sūnus su šuniukais pasilieka namie. O mes dar vieną naktį važiuosim pasibūti. O paskui jau nebeaišku, kada išvažiuosim kur. Tai va. Iki greito vėl. Aš tikiuosi, kad dar šį vakarą susimatysim. Nu ką, viskas. Esam jau savo Swanseaus miestelyje. Sugrįžom. Mūsų kelionė kaip ir į pabaigą jau. Bet kadangi kelionės pratęsimo, ta prasme, užbaigimą, ne pratęsimą. Kelionės užbaigimą sugalvojom dar padaryti, tai sakom, lekiam į pajūrį ir pernakvosim paskutinę naktelę pas mus Swanseaus pajūryje. Ir tai bus mūsų kelionės pabaiga. Tai va, truputėlį vaizdų, truputėlį parodysim mūsų miestelio pajūrio regioną, kuris vadinasi Mumbles. Pakankamai labai bizekas toksai, sakyčiau. Pilna mašinų važiuoja, pilna, nu, viskas atidaryta, dar kol kas šventinis laikotarpis tebėra, visi dar žmonės, žinot, kaip ir dar atostogauja, aš galvoju, kaip ir dar laisvi yra, tai va ir tikrai gražus miestelis mūsų yra, labai nuostabus miestas ir labai gražu yra mūsų Swanseaus miestelyje. Taip kad irgi galiu sakyti, kad rekomenduoju apsilankyti mūsų Swanseaus miestelyje. Pasipuošiu, čia grynai pajūris yra, va. Restoranas Verdis, kaip matome po kairę ranką. Ir viskas čia pajūri, tiesiog pajūri važiuoja ir va visi restoranai. Mėgausimės ant pajūrio. Taip, mes savo naktį šiandien praleisim ant pajūrio krantą, parodysim. Taip, palaukti, va parodysiu dabar va iš čia. Nu, labai matosi, čia gal geriau matosi. Va, kaip gražu, žiūrėkit, ir va, labai gražu. Tuoj, atsiprašau, labai atsiprašau. Neužstosiu, pasistengsiu neužstot veidrodėlių. Čia bus siauras. Nu, čia jo. Vienoj pusėj kalnas, kitoj pusėj kalnas. Ui. Ir dar autobusas iš priekio. Prasilenkimas nekoks. Bet nieko, gal kaip nors. Pakraštukais ir prasilenkiam. Važiuojam toliau. Čia jau visai nebetoli. Už kelių sekundžių mes būsim savo stovėjimo aikštelėje, kurioje ir apsistosime miegoti. Aišku, nakties metu nelabai kas matosi, žinot, bet kažkiek yra apšvietimas, viskas kažkiek pamatysit. Va, ten šviečia dar vienas restoranas irgi ant pajūrio kranto yra didžiulis. Nu, va, važiuojame į aikštelę. Kažkas parvažiuoja, praleisime.
nuostabių vietų mes savo Svanzyje. Tikrai labai gražiu. Va, dabar matot jau kaip mėnulis apšviečia visą pajūrį. Kalnai matosi, va ir jūra. Ten tolumoje matosi. Net nežinau, gal ten toliau, kaip praeitą kartą visai fainį mes ten stovėjom. Ten negalim stovėti iš tikrųjų. Negalim. Tai va čia stokim šičia kaip tas kemperis, kad yra atsistojęs. Tas kemperis kaip stovėjo. Ir mes taip atstojom šitai va, palei pakraštuką. Va, pakraštukas. Turi stoj pusėje. Nieko daug nevaipasi. Va, viskas apsistojom. Čia, va, matosi, va, atsiprašau. Švyturys, pajūris, va. Jau paskui išlipsiu lauką, biškį parodysiu, kaip nakties metu atrodo. Va, kaip ir sakiau, išlipsiu lauką ir parodysiu, kaip gražu pas mūsų čia. Va, koks gražus mėnuolis, žiūrėkit, šviečia. Va, kad ir nakties metu, bet kaip gražiai yra, ne? Nuostabiai čia gražiai yra. Labai gražu. Va, kaip ir sakiau, ten restoranas šviečia, visas apšviestas. Pakankamai nemažai mašinų, žiūrėkit, dar yra va. Privažiavusi pasižiūrėti, aišku, čia turbūt jaunims suvažiavęs ir pasižiūrėti, pasižvalgyti. Bet labai gražu. Tarp kito, ne mes vieni esam, žinok, čia var dar vienas kemperiukas va yra. Čia aukštai va gatvė vis apšviesta yra. Va ir čia mūsų kemperiukas stovi. Tai va, nu ką. Tai va. Atlaikė mūsų kemperiukas visą kelionę, superiniškai gerai, buvom šiltai, buvom maloniai. Viskas buvo superiniškai, be žodžių, labai fainiai, žinokit, buvo. Tai va. Va, truputėlį dar parodžiau šį čia nakties metu, kaip atrodo. Dar paskui parodysiu rytoj ryte gal, koks tai pas mus šitas vaizdas yra. Ne? Labas rytas visiems. Štai ir mes vėl dar tebesame ne kelyje, bet iš po nakties. Labas rytas mano vyrai. Goodbye. Tai va, ir esame sustoję. Paskutinę naktelę, kaip ir vakar sakėm, praleisti pas mūsų Svanzy mambas, tiek pajūrių. Bet vakar buvome pirmą vietą nuvažiavę apsistoti, teko iš ten pabėgti, nes jaunimėlis labai triukšmavo, šūkavo ir panašiai visko buvo, taip kad galim susikrauti daiktus ir lėkti kitą vietą, ieškoti kitos vietos. Kai atradom kitą vietą, tai apsistojom, išmiegojom. Ir mūsų rytas prasideda nuo... Tadam! Tuoj turėtų užvirti mūsų vandenukas ir gersim kavytę. O šiaip išmiegojom labai gerai. Viską, aišku, tam miego gal biščiučių trūko, bet nieko, viskas gerai, viskas okei. Tikrai labai patogi lova yra pačioj pradžioje, žinokit, čia mūsų tokia, jinai yra pačiam gale mūsų kemperio, o šitą lovą, kai jinai susilanksto, palieka toksai kaip living roomas, tokios dvi lovos iš šonuose, bet lova tikrai labai, žinokit, patogi yra viskas ir labai gerai. Miegot pradžioj iš pirmo dėdavom tuos viršus, kaip, ta prasme, kur yra sėdimosios dalis dėjom ant viršaus ir tokie bampai gaudavos miegoti, tai sakėm, jau reikės čiužinuką pirkti kažką. Atvertėm antras pusės, tai žinokit, labai gerai, antras pusės yra lygios, tai labai gerai miegoti. O daugiau, kas daugiau, nieko daugiau, labai tikrai, sakau, labai šauniai išmiegojom, labai fainiai išmiegojom. Buvo tylu ramu, kai pakeitėm vietą. Ką. O kavytę eisim gerti į nuostabią vietą. O kokia ta nuostabi vieta? Parodysiu vėliau. Iki mūsų kavagirio.
Nu ką, mūsų kavytė šaukia mus. Ar girdit? Jau po truputuką. Ir einame pilti į puodukus vandenuką ir eisim gerti kavytę. Nu va, koks mūsų rytas. Nuostabus rytas. Va. Taigi, mes su savo kavos puodukais kavytę einam gerti, kaip ir sakiau, parodau. Tadam! Argi negražu. Va. Kavos puodukas ant kraštuko. Padėkit prie savo kavos puoduką. Kaip gražu. Ant jūros krantamės. Nuostabiai gražiai. A? Jo. Tai va. Labai gražu ir rytas koks tai nuostabus. Super, labai faina, žinokit, šičia. Na, aš po kelionės kemperių žiaurai baisu, žinokit. Nu, tai tokia pora žodžių. Po visos mūsų kelionės, kaip buvo, faina ar ne? Rytoj darbą. Negalim patikėti, kad rytoj darbą viskas baigės mūsų pasaka. Kaip ir kiekviena pasaka turi pabaigą. Gaila. Ką padarysi? Nu ką, laikas sugrįžti į realybę, taip? Nu ką, tuom turbūt ir užbaigsim ir sakau, kad dar parodysim, ką šiandien dar veiksim teisingai. Paskui parodysim, kai jau grįšim namo, kai jau pastatysim vanų tą kemperį į vietą, tada jau pasakysim, kad tai tikrai jau mūsų pabaiga. Gerai, iki greito. Nu ką, kaip ir sakiau, dar pafilmuosim, susitiksim kemperio plovime. Taigi, atvažiavom nuplauti kemperiuką. Plauna mūsų kemperiuką per visus galus, visur, kad būtų švarus ir pastatyti švarų kemperiuką į vietą iki kito karto, kada važiuosim. Atvažiavom, paklausėm, sakom, pirmą kartą plaunam, žinokit, mes kemperiuką. Tai atvažiavom, paklausėm, sakom, kiek čia būtų kaina to kemperiuko nuplovimo. Sako, 50 svarų. Nu tai ką, sakom, kaip ir dviguba kaina, 2 mašinos. Nu tai va, ir žiūrėsim, kaip čia nuplaus. Bet vaikinai plauna labai gerai, super. Makaluojasi savo šepečiais. Bus švaru gražu. Nu, mum parvažiavus liks tik iškraustyti, viską išvalyti vidų ir viskas. Ir bus iki kitų kelionių. Tikėkimės, kad greitai, bent trumpam kažkur vėl išlėksime. Ar taip, Patukai? Ką galvoji? Ką galvoji? Nu ką galvoji, sakyk, nu? Ką greitai? Smagiai buvo. Aš tikiuosi, kad greitai gal ir vėl išlėksim, ką? Gram reikščiau sumažinti karštį. Karštį. Ne, aš sakau, kada galvojam vėl Kada išlėksim? galvojam? Gal vasarį dabar, kitą mėnesį. 4-5 savaičių. Žiūrėsim, ne? Tai va dabar vėl atgal sugrįžtam į realybę. Kaip ir kiekviena pasaka turi. Taip, nori keliauti, reikia į darbą, reikia užsidirbti, vėl keliauti, ne? Tai va, gerai tada kol kas. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad mus palaikote, ačiū, kad esate su mumis. Ir iki kito karto. Spauskit like, subscribe. Nesimaivykit. Aišku, ačiū. Iki. Ate.